Tikriausiai tu esi buvęs toje situacijoje, kai nusipirki pirmąjį tik suvirimo aparatą ir prieini prie volframo elektrodų spintelės. Ir tenai matai visą šią spalvų paletę. Tai būtent šiandien tau paaiškinsiu, kaip išsirinkti tau tinkamą suvirimo volframo elektrodą. Sveiki visi, su jumis sveikinusi aš, suvirinimo mokytojas Tomas, ir šiandieną ketinu trumpai ir aiškiai jūs supažindinti su volframo elektrodais. Tai išmoksime atskirti juos pagal žymėjimo spalvas ir taip pat pasirinkti mums tinkamą volframą tiek pagal virinimo metalą, tiek pagal srovę, kurią naudosime. O prieš tai norėčiau jūs pakviesti mokytis į Kauno technologijų mokymo centrą suvirimo specialybės. Ir užsiregistruoti galite dar iki rugpjūčio 10 dienos. Tai tikrai visus pakviesiu išmokti tai, ką mokotės mano kanale, visiškai nemokamai, puikiai deramas su darbu, 1 arba 2 metų kursas, gaunate stipendiją, viskas, ko reikia. Tai tiek, keliaujame prie mūsų temos. Tai pirmoji taisyklė, pagal kurią renkamės savo volframo elektrodą, tai yra srovė, su kuria virinsim. Tai yra nuolatinė arba kintama, arba kitaip DC arba AC. Tai yra 3 grupės elektrodų. Elektrodai skirti virinti DC srovę, elektrodai skirti virinti AC srovę ir universalūs elektrodai, kurie geba dirbti tiek AC, tiek DC srovėmis. Tai pradėkime nuo DC elektrodų, raudono ir balto. Ir jie skirti virinti juodam plienui, nerūdijančiam plienui, titanui, varijui bei kitiems metalams. Dažniausiai šie elektrodai smailinami smailiai, tam, kad būtų kuo stabilesnis, labiau koncentruotas lankas. Trumpai papasakosiu jums apie šios elektrodus ir pradėkime nuo raudono volframo. Tai raudonas volframas savyje turi torio. Dėl to jis turi tikrai ganėtinai stabilų lanką, yra lengvai uždegamas, tačiau dabar jis yra kiek rečiau naudojamas. Kodėl? Nes toris yra radioaktyvus. Pats radioaktyvumas, jis nėra pavojingas virinant, tačiau yra pavojingas galandinimo metu. Kadangi su dulkėmis, jūs įkvepia torį, toris radioaktyvus, ir tai nėra pats geriausias pasirinkimas jūsų sveikatai. Tad šitą elektrodą daug kas dabar padėjęs į stalčių ir naudoja sekantį mūsų elektrodą, kuris yra pilkas. Ir pilkas elektrodas savyje turi cerio ir jisai užtikrina labai gerą darbą prie mažų srovių, su plonais metalais, nerūdijančių plienų. Tai, kas gamina smulkias, plonas detalės, tai yra labai puikus pasirinkimas. Ir tiek. Tai apibendriname raudoną ir pilką elektrodus. Raudonas radioaktyvus, truputėlį jau pasenęs. Pilkas dirba su DC srove, labai patogu virinti plonus metalus bei smulkės detalės. O dabar keliaukime prie AC elektrodų. Ir čia turime baltą ir žalią elektrodus. Pradėkime nuo žalio. Tai yra gryno volframo suvirimo elektrodas, kuris anksčiau būdavo naudojamas aliuminio suvirimui. Ir jisai puikiai atliko šią funkciją su senesniais tik aparatais, tačiau su moderniais invertoriniais aparatais tai nėra pats geriausias pasirinkimas, kadangi jisai prasčiau laiko savo formą ir netaip gerai koncentruoja srovę kaip modernesni suvirimo elektrodai. Kalbant apie modernius elektrodus, reikėtų paminėti baltai. Jis taip pat skirtas dirbti AC srove, puikiai virina aliuminį ir savyje turi cirkonių. Kuom gerai cirkonis, jis geriau palaiko mūsų galiuko formą virinant AC srove, palaiko stabilesnį lanką ir mažiau užsiteršia. Tai tikrai paprastesnis būdas virinti aliuminį. O dabar, manau, keliaukime prie paskutiniųjų, tai universalių elektrodų. Tai pradėkime nuo violetinio elektrodo. Tai yra mišrių oksidų suvirimo elektrodas. Dabar jisai naudojamas pakeisti raudonam volframui, kadangi savyje neturi torio, taip pat stabiliai dirba, ir su juo galima atlikti visus darbus. Dirba tiek su AC, tiek su DC srove. Tai tiek. Labai paprastas elektrodas, nesu aš mėgėjas, tad manau keliaukime prie kito. Sekantis elektrodas mėlynas. Ir tai tikriausiai yra vienas universaliausių
wolframų, puikiai dirbantis tiek AC, tiek DC srove, turi puikų stabilų lanką, gerą pakartotinį uždegimą, tikrai superinis elektrodas, kuris labai gerai tinka naujiems suvirintojams. Jo viduje yra lantano, kuris jam ir duoda šitas visas geras savybes. Na, o tiek būtų apie mėlyną, keliaukime prie auksinio elektrodo. Na ir šis auksinis wolframo elektrodas iš tikrųjų labai panašus į mėlyną, jame yra truputėlį mažiau lantano ir jisai tikriausiai yra mano mėgstamiausias. Šiaip didelio skirtumo, bent jau pradedantysis suvirintas tarp mėlyno ir auksinio nepastebės, jie abudu tikrai labai puikiai dirba. Net pats nežinau, kodėl auksinį labiau mėgstu, tiesiog man su juo labiau patinka virinti. Tai tiek būtų apie pačias wolframo spalvas. Mano asmeninė nuomonė, naujiems suvirintojams tikrai rekomenduoju rinktis mėlyną wolframą. Jisai tikrai padės jums atlikti visus darbus, turės stabilų lanką, pakartotinį gerą uždegimą. Na, tikrai super elektrodas, kuris virins jums tiek AC, tiek DC srovėmis, galėsite virinti visus metalus ir galbūt truputėlį staupysite, nei kad perkant skirtingas adatas. Žinoma, bandykitės, ieškokitės savo tinkamo pasirinkimo, kaip pavyzdys vėlgi, geriau mėlyną, bet pasinaudoju auksinį, nes man tiesiog su juo yra maloniau virinti. O dabar pašnekėkime, kaip wolframo elektrodą reikėtų teisingai įsirinkti pagal srovę, kurią naudosime. Wolframo elektrodą reikėtų pasirinkti pagal tai, kokio metalo storį viriname, tada sužinome, kiek amperų ketiname naudoti ir pagal tai renkamės mūsų tik wolframo elektrodą. Tai kaip pavyzdys su 1,6 adata aš galiu virinti nuo 20 iki 130 amperų, o tuo tarpu su 2,4 mm adata galiu virinti nuo 80 iki 220 amperų. Tai čia pridedu lentelę, pagal kurią reikėtų orientuotis ir vėlgi viskas labai paprasta. Turit metalo storį, žinot amperus, su kuriais virinsit, pagal amperus renkatės mūsų wolframo elektrodą. O dabar trumpai viską apibendrinkime. Tai jeigu virinat DC srovę, dirudinį plieną, juodą plieną, titaną, galite rinktis pilką elektrodą, jisai tikrai stabilų lanką turės, viskas su juo suvirinsit, viskas bus ok, iš bėdas galima rinktis raudoną. Jeigu virinat aliuminį, žalias, viskas ok, tačiau aš rekomenduoju baltą. Na ir visą laiką galite pasirinkti universalius elektrodus, tokius kaip auksinį, mėlyną arba violetinį, kurie susitvarkys tiek su AC, tiek su DC srovėmis. Visi jie turi savo pliusų, visi jie turi savo minusų. Tikrai rekomenduoju tiesiog nusipirkti kiekvieną po vieną, įsibandyti, įsitestuoti ir taip, manau, geriausiai sužinosite, kas jums labiausiai tinka. Su srovės pasirinkimu taip pat viskas aišku, turite elektrodo storį, žinote, su kiek amperų jisai gali dirbti, pagal tai ir renkatės. O dabar dar trumpai norėčiau jums priminti apie mūsų jau beveik 2000 subscriberių progos konkursą. Tai tikrai pakviesiu dar kartą visus subscribinti, jau labai nedaug liko iki mūsų artėjančio konkurso, kada jūs galėsite laimėti prizus labai paprastai. Nebus jokių užduočių, sakau, labai paprastą būdą, kaip galėsite laimėti, apie viską papasakosiu kitose video. Ir tiek, tai subscribinam, laikinam, komentuojam. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi šis video buvo informatyvus, kažką naujo sužinojote, kažką naujo išmokote ir iki kitų kartų. Tad ačiū ir iki.